Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Prieš pradedant atsakyti klausimus, aš išskirčiau per šią savaitę keletą aspektų, apie kuriuos papasakosiu. Pirma, tai organizavau susitikimą tarp vaikų teisės inspekcijos atstovų ir mūsų savivaldybės atstovų, kadangi noriu atkreipti dėmesį, visokių atvejų yra ir ne tik vaikai, ne tik tėveliai turi teises, bet kažkiek turi ir mokytojai, ir mokyklos kažkokį jausti, kad jos yra pastebimos ir kad tas darbas, kurios jos vyksta, tai labai didelis, labai sunkus darbas ir kad ne vien tik tai teises turi tėveliai ir vaikai, bet dar turi ir įsipareigojimus ir turi nešti atsakomybę. Todėl kalbėjomės apie keletą atvejų, kas yra pas mus Visagine ir vaikų teisų atstovai pažadėjo artimiausiu pačiu metu sudaryti keletą susirinkimų, paaiškinti, kaip reikėtų elgtis, kada reikėtų taip pat informuoti ir kitas institucijas ir apie tėvelių nevykdymą tam tikrų pareigų ir taip toliau. Noriu pasakyti, kad tikrai jaučiame, kad mūsų mokyklos, mūsų mokiniai, mūsų mokytojai, jie turi dirbti kartu, turi dirbti jausdami savo atsakomybę. Ir kad mokytojai, jie irgi nėra beteisiai žmonės, kuriuos galima tik tai skųsti. Ir tėveliai taip pat tai nėra tie, kurie gali tik reikalauti savo teisių ir neturėti jokios atsakomybės. Tai tikiuosi, kad tie susirinkimai įvyks, tikiuosi, kad bus paaiškinti teisės aktai, kad net ir atsiliepimai iš mokytojų, iš mokyklų, jie nepraeina nepastebimi, o daromos išvados ir į signalus visada reaguojama. Antras susitikimas tai buvo vėlgi su Lietuvos geležinkelių atstovais. Kaip jau priminiau, kai jau kalbėjau, kadangi taip jau įvyko, kad buvo beveik pilnai sutarta dėl nedidelio reiso tarp Visagino ir Daugpilio. Tas reisas pavirto mega projektu, kada dideli politikai pradeda kalbėtis apie mega projektus. Ir džiugu, kad tokie projektai, kad tokios idėjos ateina, tačiau jos ilgos, jos yra strategiškai, daug užima laiko, daug užima resursų ir taip toliau, o mūsų reisas stovi. Taigi pasidžiaugsiu, kad Lietuvos geležinkelių ambicijos yra labai gražios, labai sveikintinos ir mes visai palaikysim tas ambicijas, tas idėjas, nes jie nori, kad traukinys važiuotų iš Vilniaus per Daugpilį iki Rygos. Ir dar net daugiau yra visokių idėjų, apie kurias galbūt nesakysiu, nes tai yra tik dar jų idėjos. Ir tikrai palaikom tokias mintis, tačiau tai yra tolimos perspektyvos mintis. Mums čia ir dabar reikia susisiekimo su Daugpiliu. Todėl pasiūliau kitą variantą, tai daryti Ignalina Daugpilis traukinį, kuris pagrindinė sustojimo stotelė būtų Visagine. Ir tas mūsų pirmasis tokis žingsnis mus pilnai tenkintų ir ne tik mus, bet ir mūsų kaimynus, kaip ir Ignalinos savivaldybė, taip ir Zarasų savivaldybė, kadangi tai būtų sustojimas ir tam pačiam Turmante. Ir tai atitiktų ir regioninius poreikius, kadangi žmonės vykstantys iš Vilniaus susiplanavę vykti į Daugpilį galėtų tiesiog Ignalinos geležinkelio stoty persėsti į kitą traukinį ir jau nuvažiuoti iki pat Daugpilio. Tokiu būdu ir Ignalinos traukinių stočiai
būtų pridėtinė vertė ir atgytų pati stotis. Mumsgi irgi tai tenkintų pilnai, kadangi iš Ignalinos ir iš Daugpilio labai daug žmonių, kurie važiuoja į Visaginą, ir visaginiečiai kaip į Daugpilį, taip į Ignaliną važiuotų. Todėl šitas variantas buvo pasiūlytas kaip pirminis etapas, kol vyks visi tie megaprojektai. Ir išklausę Lietuvos geležinkelių atstovai pažadėjo iki gruodžio vidurio suskaičiuoti kaštus, pasižiūrėti teisinę bazę ir mes susitikę gruodžio viduryje toliau vesime derybas, kad toks reisas atsirastų maksimaliai greitai. Taip pat ne tiek įvykis, kiek informacija. Noriu informuoti, kad vienas iš teismų, kur mūsų tarybos nariai labai mėgstantis rašyti daug skundų ir kreiptis į teismus, jau gavo atsakymą. Tai priminsiu istoriją, kad pačioj kadencijos pradžioje, kada įsigaliojo naujas vietos savivaldos įstatymas, ten buvo aprašyta, kaip skiriamas vicemeras. Kad visi žinotumėt, tai buvo kaip ir dvi galimybės. Meras pateikia kandidatą, taryba balsuoja, pritarė tam kandidatui, iškart meras gali paskirti šį žmogų į vicemerus. Arba kita galimybė, jeigu 2 kartus iš eilės taryba nepritarė kandidatui, meras tą patį kandidatą gali skirti savo nuožiūrą ir savo atsakomybės ribose. Ir didžioji dalis savivaldybių Lietuvos, suprasdamos, kad bet kuriuo atveju, jeigu meras apsisprendė paskirti, nėra jokio reikalo čia ilgai tempti gumą, dauguma balsuodavo tiesiog vienbalsiai už, nes bet kuriuo atveju, jeigu meras apsisprendė, vadinasi, jisai skirs. Mūsųgi taryba su tais nariais, kurie, dar kartą kartoju, tik skundams rašyti, nusprendė geresnę idėją. Išbraukti šį darbotvarkės klausimą iš darbotvarkės. Ir tokiu būdu tarsi taryba visai nesvarstė šito klausimo. Tai 2 kartus taip padarė. Aš priėmiau sprendimą, kad tai tolygu, kad taryba nepritarė šitam kandidatui ir paskyriau vicemerą. Priminsiu, kad tai buvo panašu į sabotažą vien tam, kad yra tam tikras laikas, per kurį privalo meras paskirti vicemerą. Tarybos nariai nusprendė duoti į teismą dėl šios situacijos ir pirmasis teismas ne tik pasisakė, kad meras vykdė pilnai savo funkcijas teisingai ir teisėtai, bet ir nurodė tarybos narių prievolę svarstyti klausimus, kurie pateikti darbotvarkėje ir priimti sprendimus. To nepakako, mūsų tarybos nariai surado, matyt, perteklinius pinigus ir dar kartą kreipėsi į apeliacinį, tai yra į vyriausiąjį administracinį teismą, kad visgi būtų persvarstytas šitas klausimas. Nors lygiagrečiai jau net įstatymas, atsižvelgus į mūsų šitą situaciją, buvo pataisytas Seime ir būtent šitą situaciją aprašyta. Taigi, šią savaitę atėjo atsakymas vyriausio administracinio teismo, kad meras buvo teisus, viską atliko teisingai, o tarybos nariai kaip tik patys nevykdė savo atsakomybės, savo funkcijų ir visos išlaidos susijusios su teisminiu bylinėjimu nekompensuojamos. Tokia informacija tik tai tam, kad atkreipdėmėsi, kad yra tarybos narių, kurie tiesiog tam, kad matyt skundus rašinėt. Dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę.
Savivaldybės svetainėje buvo informacija apie mokyklų optimizavimą. Mes nerimaujame dėl dar vienos iš organizacijų, kada ji bus. Pasakysiu tiek, kad taip, yra situacija tokia mieste, kad visų pirma, tai matome, kad vaikų skaičius mokyklose, rusakalbėse mokyklose mažėja, lietuvių kalba kur vyksta ugdymas lietuvių kalba, mokyklose vaikų skaičius sparčiai didėja ir į tai turime tikrai reaguoti ir atliepti visuomenės poreikius. Dėl to yra sudaryta mano potvarkių darbo grupė, kuri svarsto visus galimus variantus, kuri svarstys ir diskutuos ir su bendruomenė mokyklų, taip ir su profsąjungom, taip kad koks tas galutinis variantas bus, toks jis bus pateiktas tarybai. Ar planuojama nugriauti tuščius namus Festivalio gatvėje 6-8, kur veisiasi katės? Tiek to veisiasi katės, taip, yra vietos, kur ten veisiasi tos katės. Tačiau dėl namų griovimo, tai priminsiu, kad yra priimtas tarybos sprendimas, kad juos reikėtų nugriauti, bet tam, kad nugriauti, pirmiausia reikia išpirkti visus butus, kurie vis dar yra privačioje nuosavybėje. Ir ta savivaldybė, ta administracija procesą vykdo. Nėra jisai lengvas, kadangi atsiliepė ne visi butų savininkai. Iš tų, kurie atsiliepė, jau butai yra išpirkti. Tačiau yra tokių butų, kur negalime surasti savininkų. Yra tokių butų, kurie turi dar ir areštas uždėtas. Todėl vyksta tie teisiniai procesai, vyksta teismai. Teismai dėl to, kad jeigu neatsiliepia ir nerandam šeimininko, to buto reikia per teismą pripažinti, kad tai yra niekieno turtas ir tik tai tada galima perimti savivaldybei. Kada baigsis tas procesas, tada ir pradėsim griovimo darbus. UAB Visagino būstas išparduoda UAB Visagino mechanizacijos techniką. Ar tai nepaveiks sniego valymo nuo kelių kokybės? Galiu atsakyti labai atsakingai, tikrai nepaveiks, kadangi visų pirma tai parduodama technika į arba nebetinkama eksploatuoti, arba nereikalinga kaip Visagino būsto veiklai. Ir dar vienas iš faktų, tai kad ne Visagino būstas valo mūsų kelius nuo sniego. Mes turime sutartis su akcinėmis, uždarosiomis akcinėmis, tai yra bendrovėmis, su privačiomis kompanijomis, kurios tą paslaugą mums teikia. Praėjusioje laidoje sakėte, kad nugriovus nebaigtą statyti pastatą prie Lidl parduotuvės, šią teritoriją planuojama perduoti privačiai plėtrai. Ar ji vėl netaps nebaigtų statyti pastatų, galbūt geriau būtų ją paversti parku miesto gyventojams. Tai tikrai taip sakiau, nes norėčiau, kad Visaginas taptų kaip ir didieji mūsų Lietuvos miestai, tokių miestų, kur jau nebe savivaldybė stato objektus, o privačios investicijos ateina ir stato kaip daugiabučius, taip ir prekybos centrus. Todėl ir sakau, kad prioritetas būtų šios sklypo būtent privačiom lėšom. Tačiau puikiai suprantu, kad reikia padaryti viską, kad neatsitiktų dar vienas nebaigtas statyti pastatas. Todėl viskas bus padaryta, kad būtų sudarytos tokios sąlygos, kad tokios situacijos nesusidarytų. Tačiau jeigu neatsiras privačios iniciatyvos, neabejotinai darysime savivaldybės lėšomis, savivaldybės iniciatyva. Ta erdvė paprastai šiaip savo tuščia neliks.
Kodėl savivaldybė planuoja renovuoti savo pastatą? Ar nėra kur kitur išleisti pinigų? Žinot, čia toks gana keistas dalykas, bet jeigu tu nerenovuoji, jeigu nesitvarkai, tai kaip tik švaistai lėšas. Mūsų savivaldybės pastatas yra tikrai prastos būklės ir čia nereikia būti dideliu ekspertu, tiesiog apėjus aplink pastatą, pastebėt mūsų pastato konstrukcijas ir pamatysite, kad jis tikrai jau verkiant reikalauja išorės remonto ir pasižiūrėjus į energetinio naudingumo sertifikatą, tai pačios prasčiausios būklės, kokius tik tai gali būti, tai reiškia, kad ir komunalinės paslaugos kainuoja mums labai daug ir tokiu būdu tiesiog švaistom biudžetinės lėšas, vietoj to, kad susitvarkyt ir pastatas gražiai atrodys, ir miestas gražiau atrodys, ir lėšų reikės mažiau. Ar tiesa, kad gyventojams atimamos kompensacijos už šildymą tam siekiant sutaupyti pinigų kalno užbaigimui 3 mikrorajone? Na, nežinau, man tai tiesiog juokinga, aš taip turiu įtarimą, net kas tokius klausimus užduoda, bet tai absoliučiai nesusiję tarpusavį klausimai ir tikrai atsakymas labai paprastas, trumpas ir aiškus, netiesa. Kodėl leidote kenksmingai plastiko perdirbimo gamyklai persikelti į Visaginą? Na, reikia tik primint. Pirmiausia, tai matyt buvo daugiau tam tikrų politikų reklaminis šou rinkimų metu. Ir tie politikai taip uoliai buvo pasižadėję kontroliuoti toliau visą procesą, kad tokios gamyklos neatsirastų, nors šių politikų partijos atstovai kaip tik ministerijoje, agentūroje ir išdavė leidimą persikelti šitai gamyklai. Vienintelė turbūt institucija, kuri jokių leidimų neišdavinėjo, tai ir buvo savivaldybės administracija. Jie tik tai neprieštaravo, kad teigia, kad gamyklos atsiradimas tokioje teritorijoje pagal teritorijos planavimo dokumentus neprieštarauja tiems dokumentams. Vat ir tiek. Bet tie, kurie labai norėjo daryti reklaminį šou, savivaldybė apipylė purvu, nors patys ir suteikė tokį leidimą. Prisimenu, buvo idėja perkelti Visagino kūrybos ir menų akademiją į erdvesnį pastatą. Ar ši idėja bus įgyvendinta? Tai ne tik buvo, bet ji ir yra, ir toliau sklando. Ir manau, mano asmeninė nuomonė, kad jeigu mes norime, kad mūsų miestas klestėtų ir ateityje, mes, kaip be būtų nepopuliariai pasakysiu, turim didžiausią prioritetą dėti jaunai kartai. Tai yra mūsų vaikams, jų išsilavinimui. Ir kada aš matau, kad pas mus pagyvenusio amžiaus žmonės turi geresnės sąlygas negu vaikai, mano galva tai yra ne visai teisingai. Atsiprašau iš kartų pagyvenusių žmonių, bet manau ir jie turėtų tai suprasti, kad turime žiūrėti į ateitį miesto ir visi turi turėti geras sąlygas, o vaikai turi turėti pačias geriausias sąlygas. Taigi buvo ta idėja, kad perkelti kūrybos ir menų akademiją į kultūros centro pastatą, kuris yra Vilties 5, tačiau suprantam, kad tą reikia labai detaliai išanalizuoti ir bet kuriuo atveju tiesiog kelti to neišeina, reikia daryti dar ir atitinkamas investicijas, nes pastatas tikrai gražiai atrodo iš išorės, koridoriai gražūs, tačiau klases reikėtų remontuoti, sutvarkyti, pritaikyti tokiai veiklai kaip akademijos ir tik tai tada perkelti vaikus mokytis.
Tas procesas vyksta, sąmatos skaičiuojamos ir tik tai viską gerai ir detaliai išanalizavus bus priimtas toks sprendimas. Taigi visi klausimai šią savaitę yra atsakyti, tikiuosi, kad aiškiai, suprantamai ir noriu pasakyti dėja, bet tenka daug kartų atsakinėti į tuos klausimus, kurie ne gyventojų užduoti, o sukurtos situacijos. Tikrai sukurtos situacijos mūsų tarybos narių, mūsų politikų, ištrauktos iš piršto, tenka netgi atsakinėti į žurnalistų klausimus, kurių tiesiog nėra apie ką kalbėti, arba mūsų netgi politikai prisimena jau seniai buvusias situacijas, kurios jau seniai pataisytos, ir kuo mažiau bus tokių išgalvotų situacijų, kuo mažiau bus tokių skandaliukų, tuo bus geriau ir kuo daugiau bus žmonių kalbančių apie realias problemas, teikiančių savo pasiūlymus, kaip tas problemas spręsti, tuo bus geriau ir viskas bus pas mus gerai.